Labas, sveika prisijungusi prie 8-osios dienos. Šiandienos fokusas yra balansas. Vakar įsižeminome, o šiandien atrasime balansą savo kūnuose, darydamos skirtingas balansavimo pozas, aktyvuodamos vidinius savo raumenis ir žinoma atrasdamos ramybę ir pasitikėjimą viduje. Taigi pradėkime. Taigi šiandienos praktiką pradėsime stovint ant kilimėlio ir kaip ir minėjau intro, jog šiandien fokusuosimės ant skirtingų balansavimo pozų, tai šiandienos praktika nebus pakankamai aktyvi, bet tikrai suaktyvinsite savo vidaus raumenis. Tai pradėsime šiek tiek apšilimą, kilsime su kulnais į viršų tiesiomis kojomis ir tuo pat metu iškelsime rankas. Laikysime 5 sekundės ir važiuosime žemyn. Kartosime 5 kartus. Taigi pasiruošiam ir kylame į viršų, laikome balansą. 2, 3, 4, 5, važiuoju žemyn. Kartojame. 1, 2, 3, 4, 5 ir leidžiamės žemyn. Dar kartą ir kylame. 1, 2, 3, 4, 5, važiuoju žemyn. Dar 2 kartai į viršų. 1, 2, 3, 4, 5, leidžiamės. Ir paskutinis kylam, laikom. 1, 2, 3, 4, 5 ir leidžiamės žemyn. Super. Keliausime į kėdės poziciją. Ją jau žinote, bet šiek tiek padarysime balansavimo kėdės, ar ne? Tai keliauju į kėdę ir pakeliu savo kulnus, laikau 5 sekundės ir atpalaiduoju. Kartosime 5 kartus. Pasiruošiam ir važiuojame į kėdę, pakyla kulnai, laikome 1, 2, 3, 4, 5, važiuoju į viršų. Ir važiuoju į kėdę, kyla kulnai, 1, 2, 3, 4, 5 ir leidžiam, kylam. Kartojam, kėdė, kulnai, 1, 2, 3, 4, 5, leidžiam, kylam. Dar 2 kartai ir kėdė, kulnai, 1, 2, 3, 4, 5, kulnai leidžiasi, kylam ir paskutinis kartas ir kėdė, kulnai pakyla, 1, 2, 3, 4, 5, kulnai nusileido, kojas išsitęsia. Super, šaunuolės, po truputuką turbūt apšylate. Keliausime į medžio poziciją. Stovėsime ant vienos atraminės kojos ir ant jos balansuosime. Kitą koją galima pastatyti arba žemiau kelio, arba galite pagriebti ir pagelbėti savo, pastatant ją ant blauzdos, ant šlaunies, laikant ant šlaunies, laikant balansą su stovinčia koja ir rankos keliauja į maldos poziciją prie širdies arba galite iškelti rankas į viršų. Laikome 10. Keturios, 3, 2, 1. Iš lėto, niekur neskubant, paleidžiam. Šaunuolės. Keičiame poziciją. Vėlgi atsiminkite, šiandien yra apie balansavimą, apie atradimą ramybės. Tai ramiai kvėpuojate, padedate savo, taip, išlaikote gražią, tvirtą kūno poziciją. Pečiai neužkelti, pečiai žemyn, nugara tiesi. Ir išlaikome balansą, jausdamos žemę. Taigi pasiruošiam ir rankos ir laikome 10. 2, 1, iš lėto
paleidžiame. Šaunuolės, keliausime į erelio pozą. Keičiame kojas. Viena koja išliks vėlgi atraminė. Jinai lenksis, kita koja apsivynios aplinkui. Tai vynioju per priekį ir per galą užkabinu su pirštais. Sėdimoji tokia pozicija, vėlgi rankos prie širdies ir laikome 10. 3, 2, 1. Lėtai paleidžiame. Šaunuolės. Keisime pusės. Atminkite, iš lėto ramiai kvėpuojate. Jeigu netyčia nusvirote ar ne, sustokit, pagaukit save, nusiraminkit ir vėl įsėskite į tam tikrą pozą, kurią darome. Taigi, atraminė koja, kita koja apsivynioja aplink, rankos prie širdies, laikome 1. Ir paleidžiame. Šaunuolės. Ir dar viena stovinti balanso poza yra šokėjos poza. Parodysiu stovint šonu, kad geriau matytumėt. Keičiame kojas, pagrebiame koją iš galo, apkabiname ją pirštais. Ir jeigu norite, galite tik truputuką pakilti, ar ne? Tos, kurios nori šiek tiek daugiau iššūkio, tuomet kelsime ir koją į viršų ir svirsime su savo viršutinė kūno dalimi į priekį ir balansuosime dar ir su ranka. Taigi iš čia laikau balansą, laikau lygsvarą ir laikome 10, 9, 8, 7, 2, 1 ir lėtai paleidžiame. Šaunuolės, keičiame kitą koją, apsikabinu. Taip, atrandu balansą su stovinčia koja ir iš lėto, niekur neskubant, kiekviena pagal savo ritmą. Laikome 10. 1, paleidžiame. Super, šaunuolės. Darykime 3 gilius įkvėpimus, kad nuraminti savo kūną. Dar kylame į viršų. Ir paleidžiame žemyn. Ir paskutinį kartą. Ir paleidžiame žemyn. Puiku. Sėsime ant kilimėlio ir šiek tiek aktyvuosime savo rankas. Taigi, sukryžiuoju kojas kiek įmanoma labiau viena ant kitos, užsikeliame, sukryžiuojame, rankas statysime netoli klubų, netoli kelių ir aktyvuosime savo rankas ir pečius ir laikysime svarstyklių pozą. Taigi pakelsime save rankų pagalba ir laikysime 5 sekundės. Pabandome 3 ir laikau 1, 2, 3, 4, 5, iš lėto paleidžiu. Kartosime dar 2 kartus. Kas yra svarbu, tai žinoma, kad kojos būtų kaip įmanoma labiau. Pasižiūrėkite, kuri yra patogiau, kuri ant viršaus, kuri iš apačios kryžiuojasi, ar ne? Kiekviena savo atraskite patogią kojų poziciją. Ir kylame. 1, 2, 3, 4, 5. Ilsimės. Puiku. Jeigu reikia, pasikeiskite kojas. Taip. Ir pasiruošiam, kylame 1, 2, 3, 4, 5. Super, šaunuolės. Taigi, iš čia pasisukame šonu. Ir tikrai manau, kad dauguma iš jūsų esate girdėjusios laivo arba boat
posture, ar ne? Tai mes darysime šitą poziciją, balansuosime, bet šiek tiek suaktyvinsim. Taigi keliausiu į rutuliuką ant nugaros, pakylu, pagaunu save laivo pozoje ir laikau 5 sekundės. Iš čia vėl keliausime atgal ant nugaros ir vėl pagausime save laivo pozicijoje. Kartosime 5 kartus. Pasiruošiam ir keliaujam. Rutuliukas, pagaunu save, laikau 1, 2, 3, 4, 5. Keliaujam atgal ir rutuliukas, pagauname 1, 2, 3, 4, 5. Dar 3 kartai, rutuliukas, atgal, pagaunu ir 1, 2, 3, 4, 5. Dar 2 kartai, atgal, prieki, pagaunu, 1, 2, 3, 4, 5 ir paskutinis kartas ir atgal, į priekį, pagauname, 1, 2, 3, 4, 5. Atpalaiduojame. Šaunuolės, sukryžiuosime kojas priekyje, rankos išlieka nugaroje ir keliausime į lotoso kupranugario pozą. Čia nebus sunku balansuoti, nes laikysimės tiek ant rankų, tiek ant kelių, bet svarbu labai iškelti savo klubus, kaip įmanoma labiau į priekį ir atpalaiduoti kaklą ir galvą. Laikysime 5 sekundės ir tuomet atsipalaiduosime, grįšime į neutralią poziciją. Taigi pasiruošiam, kojos priekyje, sukryžiuotos rankos už nugaros ir keliaujame į poziciją ir laikome. 1. Ir iš lėto paleidžiame. Taip, kartosime dar 2 kartus. Žiūrėkit, galbūt galite labiau smarkiau iškelti klubus į viršų arba labiau atpalaiduoti kaklą ir galvą. Pasiruošiame ir kylam. Atpalaiduoju galvą, laikom. Ir sugrįžtu. Ir kartosime dar kartą. Pasiruošiam ir kylam. Laikom. Ir sugrįžtu. Šaunuolis. Ir liko paskutinysis mūsų balansavimo pratimas. Atsigulame ant nugaros. Taigi laikysime žvakutę, skirtingas kojų pozicijas. Iš pradžių laikysime paprastą žvakutę, padėsime savo pasiremdamos rankomis. Ir ne, iškelsime klubus į viršų, pasiremiu rankomis, iškeliu kojas pilnai tiesias į viršų. Laikome. 1. Puiku. Viena koja lenkiasi į priekį, kita lieka. 5. Koja grįžta ir keičiame kitą koją. 5. Koja grįžta. Puiku. Iš čia atidarome pilnai į virvutę, kojas šonuose, laikome 5. Ir iš lėto suglaudžiam. Ir paskutinė pozicija, viena koja priekyje, kita gale, laikome 5. Koja sugrįžta ir keičiame kitą koją priekyje, kita gale. Ir vėlgi kojos sugrįžta, paskutinės 5 sekundės. Ir iš lėto paleidžiu. Šaunuolės, puikiai padirbėjote, ištiesiame pilnai savo kojas, atpalaiduojame pečius, atpalaiduojame savo
stuburą, nugarą, kojas, rankas, kaklą, veido raumenis. Iš lėto kvėpuojame. Jauskite tą balansą, tą šilumą tokią kūne. Ir šiek tiek dar subalansuosime savo kvėpavimą. Taigi su nykščiu ir viduriniu pirštu padėsime uždaryti savo vieną ir kitą pusę nosies. Tai dabar paprašysiu su nykščiu uždaryti kairę pusę nosies ir įkvėpti per dešinę. Uždarome su viduriniu dešinę ir iškvepiam per kairę. Kartojame, įkvepiam per kairę. Uždarau su nykščiu, iškvepiu per dešinę. Dar kartelį įkvepiu per dešinę. Uždarau su viduriniu pirštu, iškvepiu per kairę. Įkvepiu per kairę. Uždarau, iškvepiu per dešinę. Kartokite pačios dar vieną raundą. Ir dabar per abi puses tiek įkvepiu, tiek iškvepiu. Lengvai ir natūraliai kvėpuojame savo ritmu. Galite užmerkti akis. Ir šį momentą, kada tiek daug deguonies jūsų kūnas pasisavino, paprašysiu jūsų kartoti paskui mane 5 kartus šią afirmaciją, mintyse arba garsiai. Svarbiausia, kad tai darytumėte tikėdamos ir iš visos širdies. Mano hormonai, mano kūnas ir mintys yra subalansuoti. 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 Iš lėto pradėk sugrįžti čia ir dabar, pajudink savo kojas, pirštus. Kada būsi pasiruošusi, atmerk savo akis. Ir pagelbėk savo atsisėsti per šoną į kilimėlio vidurį. Atsisėsk patogiai. Nuvesk savo pečius žemyn, jausk savo ilgą kaklą,
tvirtą ir tiesų stuburą. Jausk balansą savyje. Ir paskutinį kartą giliai įkvėpsime per nosį. Ir iškvėpsime per burną. Ačiū, kad kartu su manimi pasiekei balansą ir toliau linkiu tausoti jį, siekti jo, palaikyti jį. O mes susitiksime jau rytoj, 9 mūsų dienoje. Linkiu tau gražios likusios dienos.